Ar žinai, kad pakankamas kiekis baltymų mityboje mums padeda išlaikyti normalų kūno svorį? Kodėl? Todėl, kad padeda ilgiau išlikti sotiems, sumažina persivalgymo riziką ir netgi sumažina alkio hormono grelino kiekį, o tai gali sumažinti poreikį dažnai užkandžiauti. Antra, baltymai skatina termogenezę. Kalorijų sudeginimas virškinimo metu yra didesnis, baltymų virškinimas reikalauja daugiau energijos negu riebalų ir angliavandenių. Trečia, baltymai padeda išsaugoti raumenų masę, o visi puikiai žinome, kad kuo raumenų masė didesnė, tuo medžiagų apykaita yra efektyvesnė. Kai organizmas gauna nepakankamai baltymų, svorio metimo metu jis padeda naudoti raumenis, tai gali sulėtinti medžiagų apykaitą. Daugiau baltymų užtikrina, kad netenkama riebalų, o ne raumenų. Būtent raumenų stiprinimas efektyvesnis, kai gaunama pakankamai baltymų. Vyresnėme amžiuje natūraliai raumenų masė mažėja, todėl labai svarbu padidinti baltymų kiekį maiste. Ketvirta, baltymai lėtina angliavandenių virškinimą, todėl stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje. Tai yra ypač svarbu siekiant išvengti staigių alkio priepuolių potraukio saldumynams. Kiek reikėtų suvartoti baltymų per dieną? Tai yra nuo 0,8 gramo baltymų vienam kūno kilogramui. Vyresnėme amžiuje turėtų svyruoti baltymų gaunamas kiekis nuo 1,2 iki 1,5 gramo kilogramui. Patiko mano patarimai, spausk like, dalinkis su draugais, rašyk komentare daugiau patarimų. Jeigu nori mitybos plano, programos, įsigyk subalansuotą, baltymais turtingą mitybos planą, kuris tau užtikrins sveikatai naudingą mitybą.